pradedu filmuoti vėl savo naują video. Dabar bus vėl toks kaip ir iš namų vlogas. Labai senai jau tokį vlogą atrodo filmavau, nes prieš tai dariau tą 50 000 žingsnių ėjimą, tada buvo toks humanos holas, paskui keletą video buvo iš kelionės. Tai dabar kažkaip atrodo net sunku sugrįžti į tą, nors kaip ir atrodo, kad nėra kažkas kitokio, bet vis tiek kažkaip atrodo, tai ar bus ką parodyti per tą paprastą vlogą, kai tu tiesiog esi namuose, kažkur išeini į lauką ar panašiai. Tai net šiek tiek toks prieš filmavimą buvo jauduliukas nedidelis apėmęs, kurio jau labai senai nejutau. Teks bandyti kažką parodyti, kad būtų kuo įdomiau žiūrėti. Nežinau, kas matėt, kas nematėt. Buvau išvykus šiek tiek paatostogauti. Prieš pat atostogas įsigijau vieną naują daiktą, kad būtų geresni video ar panašiai. Tai nusipirkau mikrofoną, labai džiaugiuosi juo. Išbandžiau grinai per kelionę, nes ir gavau grinai kelias dienas iki kelionės. Ką galiu pasakyti, kad man labai patinka, nes tikrai garsas yra žymiai geresnis ir gali, ir ypač kai kažkur išvažiuoji, gali įvairesnių kadrų padaryti, nes kai dariau tą ėjimą žingsnių, buvo sunkiau, nes reikėjo ir labai daug titruoti vien manęs, kai kažką sakai iš toliau, nes tas garsas būdavo tikrai negeras, tai labai džiaugiuosi šitų savo pirkiniu, manau, kad čia yra labai gera investicija. Na, o dabar, kadangi už langų prasidėjus yra labai jau karšta, šilta ir nuostabi vasara, tai eisiu tradiciškai į lauką pasivaikščioti. Planas yra nueiti iki Laisvės alėjos ir atsigerti kokios kavos, o gal šalto limonado, na jau žiūrėsiu ten nuėjus, ko aš labiau noriu. Taip pat čia gal prieš kokius 2 mėnesius buvau klausus rekomendacijų antakiam, nes mano antakiai pradėjo taip ir ypač vienas retėti ir šiek tiek įsigandau, kodėl ten pradėjo jau taip retėti. Man jisai ir nebaukti antakio pradžiai plaukeliai, tai gavau iš savo žiūrovių keletą rekomendacijų. Vieną serumą nusipirkau, naudoju jau kažkur apie 1,5 mėnesio, grinai kiekvieną dieną ir jau matau rezultatą, kad ten, kur man tie plaukeliai jau labai praretėja, tai gal kažkiek minimaliai ir matosi, bet šiaip apskritai pats pilno antakių tūris, ar kaip čia pasakyti, man atrodo didėja, taip pat blakstienom pradėjau irgi naudoti, tai kažkaip nežinau, ar čia sutapimas ar kas, bet man atrodo net jos man gražiau pasidažo ar panašiai ir atrodo, nu, tikrai ilgesnės, nors blakstienom nesiskundžiau, bet, nu, kaip čia nepabandysi, kad jos būtų dar ilgesnės ir gražesnės, nugi reikia. Nusipirkau iš uoga būtent šitą antakių ir blakstienų serumą. Jis man labai patinka vien dėl labai patogaus naudojimo, kad yra su šepetėliu ir panašiai, tai labai lengva naudoti jį. Ir, na, sakau, tikrai panaudojus apie 1,5 mėnesio matau, kad rezultatai pamažu yra. Išėjus į lauką iš karto toks karštis jaučiasi, nors dabar apie 25 laipsniai, bet kai saulytė ypač užšviečia, tai būna labai karšta, bet, na, tikrai nesiskundžia, nes labai faina. Jau ilgokai tos vasaros laukiam ir pagaliau jinai atėjo, nes per tuos metus, kai pagalvoju, netiek daug dienų ir turim tų tokių karštų ir panašiai, tai jau tikrai norisi, kai tik yra laiko, kiekvieną dieną ar kiekvieną ten tą pusdienį išnaudoti ir eiti ir būti grinai gamtoj lauke, kadangi man labai patinka vaikščiojimai. Dabar tiesiog irgi einu ir mėgaujuosi tą tokią, jeigu galima pasakyti, ramybę, šilumą, karščių ir panašiai. Kaip ir minėjau, dabar reikia eiti kažkur kavos atsigert. Tai greičiausiai, kaip ir sakiau, kad iki Laisvės alėjos gal eisim. Apsirengiau irgi tokią juodą suknelę, tai kai saulytė šviečia, tai kažkaip labai kaitina per tą juodą spalvą. Buvau tą pamiršus, nes jau senokai kažkaip ėjau su juodais tik tais drabužiais į lauką, kai saulėta. Ką galiu pasakyti, kai apsirengi šviesiai ir tamsiai, tai tas skirtumas tikrai ženkliai jaučiasi. Jau varom namo, nuėjom apie 15 000 žingsnių.
kaip šiandien toks oras, tai manyčiau visai ir užtenka, bet šiaip labai gera grįžti tą tokį aktyvumą, nors ir per atostogas buvom tikrai aktyvus, bet vis tiek, kai čia esam, tai jau esam pripratę prie tos savo tokios aktyvios rutinos, tai labai muminai patinka. Atsigėrėm šaltą limonado iš Kofeido, kažkada esu sakius apie jį, kad mums jis labai patinka, tai tikrai rekomenduoju pabandyti, jeigu nesat bandę, nes ypač tokiom karštom vasaros dienom, tai jis tikrai labai atgaivina ir tikrai yra labai skanus. O dabar lėkiam iki namų jau yra apie 3:30 gal, tai užtrukom ilgiau nei planavom, bet taip jau būna, kai eini ramiu žingsneliu ir panašiai, tai tas laikas labai greitai ir sprogsta. Čia jau yra, nežinau, praėję kokios 5-6 dienos nuo mano paskutinio filmavimo. Dabar galvoju irgi eiti iki lauko šiek tiek prasivaikščio. Didelių planų neturiu, kur eisiu, bet norisi kažkaip prasieiti, nes paskutinės savaitės labai man yra prastai su mityba ir su tuo aktyvumu kaip ir viskas gerai, nepaisant sporto salės, bet šiaip jaučiuosi tokia prisivalgius, ypač va dabar grįžom nesenai mes iš tėvų, tai ten vis tiek jau nuvažiuoju pas tėvus, valgai daug daugiau, kas yra savaime suprantama ir visiškai normalu ir reikia atsipalaiduoti, bet vis tiek ant to organizmo ir savijautos labai jaučiasi ir nepaisant to vakare užsisakėm picos. Nuo tos picos visą naktį aš prasivarčiau ir buvo toks sunkumas ir per pilvą visą toks išsipūtęs ir per patį skrandį, tai net vaistai kažkaip nelabai, man atrodo, padėjo, nes, aš vaistus imu tikrai labai retai, bet vakar sakau, jau būtinai reikia suimti, nes, jau tas toks sunkumas labai nefainas buvo. Šiandien irgi atsikėliau, tai tokia visa pabrinkus ir dar laukia, kai turim tikrai labai didelius karščius, tai jaučiasi tas toks ir iš veido toks pabrinkimas ir panašiai. O kaip ir sakiau, ir su sporto salė, man apskritai birželio mėnesį yra šiek tiek sunkoka kažkaip ją suderinti, nes šiaip aš einu į ją į savaitę 3 kartus, tai realiai buvo, kad vieną savaitę iš viso nejau, nes buvom išvažiavę atostogų, nebuvom grinai namuose 5 dienas ir man gavosi tiesiog visą savaitę nuplaukė su sportu, paskui pas tėvus išvažiavom ir taip ir praėjo tas birželis. Faktas, aš į tą salę ėjau, bet gaudavosi į savaitę ir 1 kartas, 1 savaitę ir tuos 2 kartus nuėjau, bet vis tiek jaučiasi tas, kad to aktyvumo man yra šiek tiek mažiau ir to maisto daugiau, tai jau ta savijauta nėra tokia, kad atsikeli ir jautiesi lengva ir tų jėgų man žymiai mažiau. Faktas ir ta šiluma laukia labai prisideda, kad tų jėgų mažiau, bet ir nuo to maisto ir pamažinto fizinio aktyvumo irgi man labai jaučiasi, kad jėgelių tikrai mažiau nei įprasta man. Dabar irgi turim paskutinę tokią karštą dieną ir jau rytoj bus 23, poryt ten ir užporyt iš viso ten po 17-18 rodo ir lietų, tai reikia dar naudotis tuo geru oru ir bent šiek tiek kažkur išeit praseit. O šiaip jūs, kai tą savaitę turėjom tuos tokius didelius karščius, varit prie jūros, prie ežerų ar panašiai, nes žiūrint į Instagramą, jeigu vien taip apie jį kalbant, tai atrodo visi darbų neturi, reikalų neturi, visi tik tais prie jūros grilina ir panašiai. Mes tai visiškai niekur nebuvom, nes kai grįžom po atostogų, tai buvo visko prisikaupę ir negali jau taip kaip panorėjus kažkur išvažiuoti. Tai sakau, šiaip įdomu jūs, ar buvot ar ne kažkur, tai irgi galit parašyti, jeigu kažkur varėt, nes šiaip atrodė ir miestas per tuos ypatingai karščius tuščias, nei tų kamščių per daugiausiai nebūdavo tik tais vakarais. Tai galbūt irgi tikrai labai daug žmonių mėgavosi tuo tokiu nuostabiu oru ir varė prie vandenuko kažkur, kai mes tos vasaros neturim labai daug ir va dabar ateinančią savaitę rodo iš viso, realiai galima sakyti kaip rudenį. Tai normalu, kad žmonės, jeigu tik turi galimybės, naudojasi tuo nuostabiu oru. Bet, aš tikiuosi, kad mes tą vasarą irgi toliau tokią gerą turėsim, kad, ten kokias 5 dienelės bus atvėsę šiek tiek, bet, tokia jau ta mūsų tradicinė vasara galbūt. Tai negali irgi labai per daugiausiai skųstis ir reikia tikėtis, kad po to atšalimo bus ir vėl
atšilimas ir galėsim toliau mėgautis tą mūsų vasarytę. Ir šiaip kalbant apie orą, tai labai faina, kai yra tiek daug šilumos vien iš to, kad gali tiesiog nebemąstyti, ką rengtis, šokti šortus, maikę, suknelę ar panašiai ir tiesiog varyt, o taip tai reikia žiūrėti visada ir sekti tos orus, ką čia apsirengt, kad būtų ne per karštą, ne per šaltą. O dabar sakau, tiesiog šoki kokią suknelę ir varai. Šiandien apsirengiu maikę ir šortus, nes kaip matot iš mano plaukų, kad vėjas yra nemažas, tai su suknelė aš tokiais orais nerizikuoju eiti, nes būna labai nekomfortiška ir bei kiekvienu stipriau papusto vėjo, tai jau geriau kažkaip paprastai eiti, bet patogiai ir panašiai, kad jaustumės saugiai. O dabar varau iki Sinsei parduotuvės, nes mačiau, kad vyksta nemažai išpardavimai, tai noriu pasižiūrėti, galbūt kažkas gero yra dar likę. Buvau gal prieš kokias 2 savaitės vieną užsukus, tai tikrai buvo nemažai gerų prekių gerom kainom, bet kažkaip neturėjau laiko, tai tiesiog prabėgdama pasižiūrėjau ir buvo labai didelė eilė prie kasų, tai net nelaukiau, nes sakau, laiko neturėjau labai daug, tai net neapsimokėjo kažką eiti matuotis ar panašiai. O prie šitos Sinsei aš kažkada esu čia vieną kartą buvus, tai čia tokia vieta, kad atrodo mažiau tų žmonių turėtų būti. Tai sakau, gal kažkas dar bus neišpirkta ir būtų galima pasiieškoti ten kažkokių paprastų maikučių ir panašiai, nes aš ir va dabar su šita maikutė, kurią esu pirkus žiemą internetu iš Sinsei ir nežinau, man atrodo apie 7 centų gal šitą, iki euro kainavo, tai man labai gerai ir ypač kai jos tokios plačios, tai kai karšta man labai patinka, kai nelimpa prie kūno ir panašiai. Tai žodžiu dabar reikia lėkti ir pasižiūrėti, ar ten bus kažkas gero ar ne. Man nuojauta sako, kad rasiu kažką gero, bet mano nuojauta dažniausiai nepasitvirtina. Šįkart manęs mano nuojauta neapgavo ir radau keletą prekių, tai lėkiu dabar su savo Norfos maišeliu ir šiaip džiaugiuosi, nes radau nedaug ten tų prekių, bet esu labai patenkinta, nes buvo labai gera kaina. Grįžusi parodysiu, ką aš čia nusipirkau, o dabar šiek tiek, kol filmuoju, tai vaikštau į priekį atgal, nes norisi pasislėpti nuo saulės. Tai nekreipkite dėmesio, kad aš čia į priekį atgal vaikštau, tai reikia tikėtis, kad galva neapsisuks, nes tikrai saulė belenkaip kepina. O šiaip dar kalbant apie tuos išpardavimus Sinsei, buvo tų prekių nemažai, bet gerokai jau su dydžiais buvo ne kažką. Tai arba labai jau maži dydžiai, arba jau tokie ypatingai dideli. O tų standartinių labai mažai buvo pasirinkimo, buvo labai daug suknelių visokių, bet kažkaip man tų suknelių kaip ir nebereikia, tai susivaldžiau ir net nejau matuotis, nes kartais būna, kai pasimatuoji ir jeigu jau labai gražiai atrodo, tai atrodo, kaip čia nepirksi. Šiaip ir šortų visokių buvo ir panašiai, bet irgi kaip ir jau nebereikia, tai atrodo, kam ten pirkti ten tuos rūbus, jeigu nėra labai jau reikalingi, tai nusipirkau tiesiog bazinius keletą drabužėlių, kuriuos žinau, kad tikrai sunešiosiu ir nebus gaila. O dabar nežinau, šiaip reikėtų iki maisto prekių parduotuvės užlėkti. Mačiau, kad Lidle yra akcija nebloga pienui, tai kaip aš šiandien pasinaudosiu akciją ir reikės užeiti pasižiūrėti, jeigu dar ten faktas bus, nes būna kartais, kai už tokią mažą kainą, kad išperka labai greitai. Šiaip jau reikėtų tą rimtesnį maisto prekių apsipirkimo padaryti, bet nežinau, gal šiandien dar nedarysiu ir gal rytoj poryt lėksiu apsipirkti normaliau, tai šiandien tiesiog noriu to pieno būtinai nusipirkti, nes tikrai ten 50 kažkeli centai kainuoja, tai tikrai norisi pasinaudoti, nes mes į kavą tikrai tą pieną sunaudojam ir šiaip, jeigu kepi kokius blynus, dabar biški apsidairimo pauzė, tai jeigu blynus kokius kepi ir panašiai, tai mums tas pienas tikrai susinaudoja, o kalbant apie blynus, tai šiomis dienomis esam labai jau apsėsti blynais, nes turim naminės braškių uogienės ir aš pati ją viriau. Šiais metais buvo pirmi metai, kai aš viriau braškių uogienę ir apskritai uogienę. Tai nežinau, ar
čia irgi jau tas toks subrendimo lygis ar panašiai, kai lieka uogų, jau tikrai norisi kažkuris sunaudoti ir panašiai, kad nereiktų išmesti. Ir galvoju, tai pabandysiu aš ją išsivirti, nors šiaip ir matydavau, kaip ir tėvai verda ar panašiai, bet kažkaip pati niekada nebandžiau, tik tais būdavo, kad ateinu padėti, bet kad nuo pradžių iki galo pati daryčiau niekada nebuvo. Tai šiaip labai savim džiaugiuosi, nes iš jo labai skani ir tikrai ten nieko nėra jai išvirti. Kai pirmą kartą bandai kažkokį tokį dalyką, kas vaikystėje atrodydavo, kad ar paauglystėje, kad kam jis verda tavo uogienę, nereikia ir panašiai, o kai suaugi subręsti, tai supranti, kad ir pačiai labai patinka ir panašiai ir kad norisi bandyti kuo daugiau visko. Tai žodžiu, dabar aš žiūriu čia beplepėdama kažkur atvariau, tai va tiesiog cepelinai, kepsniai ir alus. Gal cepelinai visi nieko skamba, bet šiaip ir aplinka ir panašiai, ir kad labai alus išskirtas, tai tikriausiai ten kažkoks bariukas, tai mes jį taip lengvai praeikim, nes nesilankom tarp tokių ir reikia tiesiog eiti ne alučio, o pienuko. Grįžau jau į namus, prisipirkau pieno, ačiū Dievui radau, po 5 centus, tai žodžiu, čia žiauriai nuskilo ir žiauriai patenkinta, aš esu tiesiog paprastu pienu, kai už tokią kainą būna, o dabar kaip ir žadėjau parodysiu, ką nusipirkau iš Sensei. Pirmiausiai parodysiu tokius 2 segtukus, jie abu kainavo tik tais eurą, tai realiai segtukas po 5 centų ir kas svarbiausiai, jis yra tikrai, kaip matosi, nemažas, nėra toks jau visai, kai būna tie mažyčiai. Manau, už tokią kainą tikrai bus labai geri, nes ir šiaip kaip pabandžiau juos, tai neatrodo, kad jie būtų labai silpni. O ir šiaip aš mėgstu, jeigu segtukas nelabai laiko, tai tiesiog prieš tai su kažkuo susiriši tuos plaukus ir ant viršaus užsegi tą segtuką ir jau tada laiko tikrai visą dieną, nes kiti segtukai būna labai gražus, bet iš karto plaukai pasileidžia ir panašiai. O vis tiek norisi, kad nereikėtų kas 5 minutės tų plaukų perseginėti ir taip toliau. Tai esu atradus tokį kaip ir heką, kad prieš tai susiriši ir ant viršaus užsegi tą segtuką, bet faktas būtų geriau, kad ir pats vienas be surišimo tas segtukas laikytųsi, tai reikės eigoj pabandyti šitus. Taip pat tokią trumpintą maikutę pasiėmiau, kainavo tik tais euras, labai džiaugiuosi. Ja, šiaip gaila, kad nebuvo tų dydžių, nes būčiau ir ne vieną pasiėmus ir būčiau gal MD dėjimus, nes čia yra L. Tai šiaip nepasakysiu, kad jinai didelė, bet gal norėtųsi šiek tiek, kad jinai būtų labiau apspausta. Bet nieko, kai už eurą tikrai labai gera ir spalvytė labai tokia irgi faina, kaip ir šviesi, bet tokia ne balta ir ne kokia kreminė, kaip būna. Ir dar tokia juoda maikutė. Šitos maikutės medžiaga man labai patiko, nežinau kiek čia per kamerą matosi, bet jinai nėra ta tokia plona, jinai yra ganėtinai standi ir kainavo tik tais eurą 50. Už tokią kainą tai ta pati kokybė tikrai nustebino. Ir juodų maikių taip pat niekada nebūna per daug, nes jos tikrai labai susinešioja. Realiai 2 maikės ir 2 segtukai 3,50 €, tai čia tikrai labai gera kaina. O dabar, kadangi aš irgi grįžau labai sukaitus, tai reikės eiti nusiprausti, nes visa oda realiai kaip prilėti visur limpi, tai labai nemalonus jausmas, kai grįžti iš lauko po tokių karščių ir visas kūnas grinai limpa, norisi tiesiog greičiau tada eiti nusiprausti ir atsigaivinti ir kad to lipnumo nebebūtų. Taip pat reikės eiti kažką pietums pasigaminti, šiaip galvoju apie tortilę tiesiog su kiaušiniu, kumpuku kažkokiu ir su daug daržovių. Ir šiek tiek sūrio, toks labai greitas patiekalas ir labai skanus ir toks nepasakyčiau, kad jisai labai nesveikas būtų, kaip tik visai daug baltymų ir panašiai ir man labai patinka ir ypač patinka todėl, nes labai tikrai greit pasigamina, paskui reikės irgi eiti apsitvarkyti namus, dar iš Lidlo pasiėmiau leduko. Tai kadangi mūsų kamera nėra labai didelė ir jinai šiuo metu yra visiškai pripildyta, tai teko išsimti šonkauliukų šaldytų, nes ledukai jau nebetilpo į tą šaldiklį, reikės, kai jie atsileis
užsimarinuoti ir rytoj ar poryt išsikepti. Tai iš manęs tarp šio video ir bus tiek naujienų ir tiek žinių. Tariu didelį ačiū, kad žiūrit, kad palaikinat, pakomentuojat ir pasubscribinat, man tai reiškia labai daug, o dabar ir atsisveikinu, tai ačiū ir iki sekančio karto.